7bet kazino. Lošimo automatai. 7bet kazino. Lošimo automatai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, gyvi, brangūs žiūrovai. Penktadienis ir 5. kėlinys, sezono uždarimo šventė pas mus ir šventį turim garbingą svečią. 4 niekada nesam buvę. Buvom senoje studijoje, kai Algimantas prie mūsų prisijungė. Šiandien prie mūsų prisijungė ne Algimantas, o Artūras Gudaitis. Arba Artūras G, jeigu kaip Antanas sakytų, ne? Artūras G. Nu, Artūrai, žiūri mūsų podcastus, sakei, patinka? Jo, žiūriu, bene visus esu matęs, prisipažinsiu, kaip didelis fanas, bet ne vien jūsų, aišku, visi patinka ir neatsilieku netgi būnant tokį nuo krepšinio aktualių. Tai šiandien pakalbėsim apie mūsų aktualijas ir kartu Artūro paklausim, kaip ten Japonija reikalai, kaip kas, ką apie Panathinaikosą mano ir panašiai, žinai. Gerai, jūs, aišku, laikas, subscribas, kaip visą laiką, kadangi garbingi svečiai, sezono pabaiga ir visa kita, tai reikia aptarti. Finalas baigėsi tokiu Žalgirio fiasko, kokiu nieks nesitikėjo. Gal tikėjosi, buvo žmonių, kurie pataikė, kad 3-1 bus, ar ne, bet, mačas buvo trečiadienį toks, kad galima įsiminti labai ilgam ir vakarėlis Vilniuje irgi buvo toks, kad Lukiškių kalėjimas sakė, turi restauruotis po tokio vakarėlio. Čia aš perdu šiek tiek, aišku, ką tu ten restauruosi, bet vakarėlis buvo labai geras. Kokie jūsų vyrai įspūdžiai? Pradėkit. Tai tokia, kad mes paskutinį grajų žiūrėjom, kompanija buvo tokia, Adas Juškevičius, Tautius ir aš, nes Dar Bendžius praktiškai bežaistam. Nes ir tuo metu vyko rungtynės Lietuva-Libanas, šiaip kažkas galėjo pamiršti. Svarbus mačas. Jų nieks nematė ir pakalbėsim apie jas. Jo, nes nieks nematė šiaip. Tai mes galėsim priburt, kas vyko realiai. Kosmosas kažkoks. Aš nebuvau akivaizdu tose paskutinėse rungtynėse, bet aš buvau antrose rungtynėse Vilniui. Tai kosmosas, kas ten darėsi, aš kiekvienam sezone į ASG užsuku, dabar jau į Twinsbet areną. Kiekvieną sezoną užsuku bent po kažkiek laiko, bet iš esmės aš nematęs nuo Vainausko laikų, prisimenu, kaip paskutiniais laikais ten važiuodavo dar mokykloje. Galiu įsiterpti iš karto. Man labai nepatinka tas naratyvas, kad kažkas sako, sugrįžo atmosfera, kuri buvo prieš 10-15 metų, nė velnio, net arti ta atmosfera nebūdavo ar to, kas yra dabar ASG ar ten Žalgirio, dabar yra daug geriau. Prieš tuo metu būdavo ten iš prieš, bet atmosfera tai yra iš tos pusės, tai taip, dabar dar geresnė, jo, bet bent jau kažkas panašaus anksčiau, žinai, būdavo, kai senais laikais dar mokyklinukas važiuodavo ir tuos pakabukus pirkdavo iš mokyklos ekskursijų į Siemensą tuometiniam. Tai, kosmosas, kas darosi Vilniui ir, nežinau, Žalgiris sudegė, man atrodo, visiškai šitoje vietoje. Aš tai pradėsiu nuo to, kaip mes žiūrėjom su Vilium. Ta prasme, tas sunkiausias mano komentuotas mačas buvo Lietuva-Libanas, 4. kėlinys vyksta Žalgiris Rytas, lieka 2 minutės. Aš nebežiūrėjau Lietuva-Libanas, aš žiūrėjau tiesiog pasistatęs kompą šalia manęs. Tokie profesionalai pas mus. Taip, šalia manęs Vilius. Aš žiūriu tenais posterio, tas paskutinis prasiveržimas, aš pakeliu galvą, Bendžius baudą metą, už ką aš neįsivaizduoju. Vilius tada techninė pražanga buvo, sako. Nes nieks nešneka eterį, aš sakau. Techninė pražanga. Aš buvau kaip pirmas, bet aš nebuvo ten. Bet nieks nežiūri ir nėra kažnekės. Neperspūdžiam, viską mes ten normaliai dar gana sukomentavom, bet buvo vienintelis tas momentas, įstrigo, aš Fosterio metimą žiūriu, pakeliu galvą, Bendžius kažkodėl baudą mes tai. Bendžiui parodė, kad Fosteris įmetė. Bendžiui rodžiau +7 vien. Ir po finalinės sirenos, kai neužpuolė Žalgiris, pas mus eterį tyla ir Tautvis nei iš šio, nei iš to. Sargiūnas keičia Petraitį. 5 sekundžių tyla po tos ir Sargiūnas keičia Petraitį. Tai pratęsk apie rungtynės. Tai apie rungtynės, tai čia apie patį krepšinį, čia aš nežinau, kiek daug mes kalbėsim. Faktas, kad Žalgiris sudegė visų pirma mano galva šitą seriją psichologiškai, nes Rytas iš seriją atėjo iš underdoginės pozicijos ir akivaizdžiai matėsi, kad Rytas labiau nori laimėti, jūs pažiūrėkite į kūno kalbą. Margiris jau antram serijos mače parodė, ką jie padarė su Žalgiriu. Ir iš tikrųjų šitą momentą turi Žalgirio žaidėjai įsidėti į galvas, jie turi įsidėti viską, kas vyko po rungtynių. Šitas judesys, tai jis geriausiai apibūdina visą šitą seriją. Jūs pažiūrėkite, kokia buvo kūno kalba visų žaidėjų. Gorhemas, Normantas, Radzevičius, nekalbėjau apie Fosterį. Iš Žalgirio, tai buvo labai jau švelnu, draugiška ir gražu.
po paskutinių rungtynių, ką Rytas išdarinėjo socialinėje erdvėje, visą šitą turi Žalgiris susidėti galvas ir jeigu jie priims va šitą va dalyką visą asmeniškai, tai ta priešprieša, ta konkurencija galbūt vėl atgimsto iki tokio lygio, kokio buvo anksčiau, ne tik iš Ryto pusės, nes dabar akivaizdu, kad Rytas underdogas, jis nori laimėti, jis nori suraskyti Žalgirį. Žalgiris vis dar pažiūrėjo į Rytą kaip į FIBA čempionų lygos komandą ir būtent dėl to sudegė. Būtent dėl to sudegė, kad Giedrius Žibėnas tapo komandos lyderiu, vedliu šitoje serijoje. Andrėja Trinkėris slėpėsi už teisėjų, už pasiteisinimų, už to, kad nėra Keenano Evanso. Šiaip, vat, Artūrai, tau iš tos žaidėjo pusės. Ar žaidėjai kreipia labai dėmesį, kai treneris važiuoja? Nes mes imam konstantą, kad Trinkierį bandė nuimti presiją kažkiek nuo žaidėjų, užsipuldamas teisėjus. Jeigu taip yra, šiaip žaidėjus Rūbinė veikia tokį dalyką ar ne? Aš manau, kad labai minimaliai. Jeigu mes esam žaidėjai ir tik dar kreipsim dėmesį, kad treneris spaudos konferencijoje pasakė, nemanau, yra daug dalykų, kur jis pasako Rūbiniai susirinkimų metu, video metu ir tie dalykai yra svarbiausi. Keista buvo truputį, kad jis tiek kišo Evanso traumą, jis yra lyderis ir mes visi tą suprantam, bet slėptis po to neturėtų ir teisėjai ypač tikrai, mano manimu, nenulėmė nei vienų rungtynių, galim ginčytis tą tritaškį su Gorgiamo tritaškį su Pražanga, bet... Ulės bauda. Ulės bauda, jo. Prieš Ulę, kur... Ulės... Ar ten yra bauda? Bet pats Ulė pasakė, kad... Ulė, jisai nemedžios tų teisėjų per intervus, bet sakau, yra tokia taisyklė, kad teisėjai nenori nulemti su švilpuku rungtynių. Jie geriau duos įsiaiškinti per pratesimą, jie tą padarė. Aš labiau už tai, jeigu ta pražanga būtų tokia jau akivaizdi, tada jo reikia švilti, bet jinai, kaip mes susėdė dabar. Aš nežinau, kuris pasakytų, kad buvo pražanga ir kuris pasakytų... Aš klausiu kelių teisėjų. Vienas teisėjas sako, jeigu po metimo yra, sako, nėra pražangos dabar. Kitas teisėjas sako, gal ir galima buvo išfilmti. Nėra tokios net vieningos tarp teisėjų. Tai visą laiką, tai tada tokiu atveju, manau, kad palieki ir leidi įsiaiškinti. Bet man apskritai, man Žalgiris iš viso paliko labai įdomų įspūdį, kadangi mes žinom, kokie svarbus yra antri kelniai ir ypač antrų kelnių galas ir trečių pradžia. Tai, pavyzdžiui, paskutinėse varžybose tie Fosterio 2 tritaškiai, kur Rytas turi tik vieną situaciją, kur Fosteris yra bestatantis užtvarą ir gaunantis flerą į kampą. Ir tu turi žinoti, kas bus, nes yra viena situacija. Ir jie leidžia 2 kartus išsimesti laisvą. Šitą labai dažnai darė šiaip jau finalo visoje serijoje. Tai aš sakau, ir tu kaip ir turi žinoti, nes tu čia yra svarbu žiūrėti. Bet Kevarius su Heisu tu neįkalsi galvą. Aš žiūrėjau į Kevarius su Heisą ir man už galvos grėbiau. Tai o kodėl Trinkėri tada paskutinę ataką... Mažu 5. Mažu 5. Todėl, kad jisai nublembo, žaidėjas, aš negaliu, ta prasme, kito žaidėjo, bet per jį, per Kevariusą išėjo 10 ar 12 taškų paskutinių Ryto. Turėjo Žalgiris +3, Fosteris gavo ant ūso prieš Dovydą, man atrodo. Prieš Dovydą gavo, jisai ėjo kaip ir į pagalbą, aš nežinau susitarimų. Tada perdavimas Delarie 2 su bauda. Galbūt Olano ten turėjo būti pagalba greitesnė, bet kita ataka jis jau neina į pagalbą, nes bijo. Ir tada 2 baudos metimai. Ir tada gaunasi taip, kad varžybos jau ant klaustuko ir tos klaidos eina per jį. Tai, sakau, ir paskui, kaip tu sakai, paskutinė ataka jau Trinkėris nebepasitikė, jo išleidžia Arną ant 5. Ir nebėra to saizo, niekas nebijo. Ir Lekavičių palieka. Tai, sakau, labai keistos tokios mentalinės klaidos, kai gauni backdoorus, gauni tokias situacijas, kur ryškiai žinai, ką darys. Tai, sakau, kaip tu minėjai, tas Ryto užsivedimas ir ypač tų lietuvių ir legionierių susivienimas dėl to tikslo vieno, nes jie norėjo Žalgiriui parodyti. Tai
tikrai viena apie tai buvo. Ir sakau, Žalgirio trūko tokio vienybės jausmo, kažkokio tai to kovojimo ir norėjimo paprasčiausiai sportinio pykčio, žinai, tokio, labai buvo sunku žiūrėti tokį Žalgirį, nes klaidos, mentalinės klaidos, 50-50 kamuoliai tokie. Realiai nedaug žmonių yra, kurie buvę abiejose stovyklose, vat man įdomu, iš vidaus. Esi matęs ir Žalgirio nusiteikimą prieš Rytą tavo laikais, ir Ryto nusiteikimą prieš Žalgirį, tai iš vidaus. Būdavo skirtumas tarp to, kaip Rytas eina prie Žalgirį ir kaip Žalgiris eina prieš Rytą, būtent čia kiek 10 metų atgal? Matai, pas manęs Žalgiris buvo tada labai nukraujavęs, mes laimėjom tos 2 kartus, bet aš neatsimenu, netgi finalą vieną prieš Neptūną turėjom. Gali būti? Gali būti. Gali, vienas prieš Neptūną buvo. Jo, tai, o apskritai reguliariam sezonui, aš neatsimenu, mes būdavo tas, kad jauti, kad yra derbis, bet tokio, kad kažkokio išskirtinumo, aišku, jį sukurdavo medija, fanai. Taigi palauk, aš įsterpsiu, tu turėjai žaisti tam pusfinalį, kur Daudelas nepataikė. Nebuvau. Okay. O gal buvau? Nes man atrodo, čia buvo tas atvejis, kai jūs paskui prieš Neptūną žaidė Žalgiris. Gali būti, aš nematau. Pakelsiu archyvus. 10-12 metų. Tai, sunku atgamint faktas. Jo, ir nežinau, o kai su Ryto aš buvau, tai tiesą pasakius labai, mes tą kamatą vieną su pačia paėmėm, bet tenai buvo daugiau atsitiktinumas, manau, su visa pagarba mūsų komandai. Adamas Lapeta buvo, atsiprašau. Ir tu nelabai ten tikėjai, kad... Stipčevičius patraukė, ne čia šitas... Ne, čia ne tas. Stipčevičius su Adomaičiu. Jo, tai sakau, nelabai mes, aš sakau... Buvo Artūrai 5 taškus įmetė. Tai va, tai... Su pačiu Rytu nebūdavo jau tokio, kaip sakau, kai tu pralaimi eilę kartų ir supranti, kad mažai šansų. Nes Žalgiris tada prieš Arą buvo tikrai, toksai, kur... Ateidavo Žalgiris, kaip sakant, su kiaušiniais į tuos mačius su Rytu, dabar va tų kiaušinių biškų, man atrodo, ir pritruko. Ir aš sakau, kad nebuvo nei iš tų lietuvių, nei iš legionierių. Atrodė, kad Šmito rolė, pavyzdžiui, jis turėjo vieną rolę, atėjo atrinkėlis, jinai pasikeitė. Neliko iš vis, jisai žmogus nebesupranta, kur ir kaip. Turbūt sutartis yra kitur, pamatė Evanso pavyzdį ir gavosi taip, kaip gavosi. O ant galo Meneko situacija irgi kėlė daugiau klausimų nei atsakymų. Šiaip dar prieš Evansą kažkiek Šmitas nepažaidė, mes matom tas ketvirtfinalių serijas, pusfinalio tiksliau pradžią, bet tiesiai paklausiu, yra ką palaikė iš to serijų? Aš norėjau, kad kažkiek įkastų tam banginiui ir pamatytų tikrai savo klaidų skaičių per sezoną, kadangi buvo jų padaryta daug ir tokio organizacijų, kur mes pripratę, kad Žalgiris yra tikrai solidi organizacija eilę metų, kad tiesiog padarytų tam tikras išvadas, nes tikrai Lietuvos krepšiniui nuo to, manau, tikrai geriau, o Žalgiriui, manau, ir Rytui irgi bus geriau. Tai Žalgiris elementariai negali dasileisti tokios situacijos, kad per vieną metimą kiekvienose rungtynėse, čia trinkeriai po tos spaudos konferencijose kalbavo, mes čia visuose mačuose buvome arti pergalės. Tai čia Rytui pasiekimas, kad viskas sprendžiasi per vieną metimą, kad visose 4 mačuose. Čia ne Žalgiriui pasiekimas, kad jūs atėjote į lygų mačo galą. Ir žinai, mane labiausiai stebina tai, kad gerai, puolime labai sunku, tu neturi Evanso, tos atakos tokios sunkios, ieškoma tų centravimo, ieškoma kaip įmes Biručiui, bet tu gynybai tai gali apsiginti. Puolime tebūnė, tu gimdyk, bet kur tada gynyba? Fosteris lemiamo mače 33 taškai, apie ką mes kalbame. Ir tą paskutinę ataką Fosteris, Giedraitis praleido ir atrodo, kad jis tikėjosi, kad kažkas padės, bet ten nebebuvo, o kam padėti, ten visi plačiai įsidėstė, kas Lekavičius užblokuos Fosterį, žinai, blemba, nebuvo ten kam padėti. Ir sakau, daug tų tokių keistų dalykų, kur tie backdoorai, Ulanovas kiek backdoorų praleido, ojojoj, ir ten tokie, kur, blemba, tu turi pažiūrėti nusisukimas nuo kamulio, kur atrodo elementarus dalykas, tu žinai, kad bėga čia negali tų backdoorų, kokie 4-5 buvo, tokie labai lengvi taškai, bet Lekavičiaus lyderystė realiai Samneris pradžioje. Rytas buvo labai gerai užsivedęs, atrodo, galvoju, blemba, čia jau viskas šakės, bet Samneris atėjo, trajakai savo atšovė visus ir atlaikė tą nuėmę spaudimą, užtildė šiek tiek areną ir tada užsisuko visas mačas, nes jeigu pradžioje Samneris nebūtų patraukęs, viskas būtų Žalgiris -15 ir viso gero, nieko ten nebūtų.
O po to ką, Lekavičius ėmėsi lyderystės ir mes dar kaip tik buvom, sako, su Martinu Pocium, ne Nagė su Pocium, Vul su Pocium. Sako, Valų kelias 4 taškeliai, žiūrim jau 14, kaip patraukė 3 taškai, 2 taškai ir ta paskutinė ataka buvo meistriška, ataka buvo labai gerai ir jinai nekartą buvo pakartota tame mače. Šiaip paskutinė ta Ryto, labiau sakyčiau, gynyba atspindėjo visą sezoną. Prasme, nuo lemiamo Žalgirio atakos gynėsi taip, kad atiduoti laisvą metimą geriausiam Žalgirio metikui, bet nepataikė Lekavičius. Ten dėl Laurienė pakilo, man atrodo. Bet jo, Ne, tai čia sunku suprasti, koks susitarimas buvo, man atrodo, jie ten įsikeitė, bet ten Trinkėrio buvo darinys taip susukęs galvą Rytui, kad jie tiesiog net nesuprato, kuris ten turi pakilti prie to Lekavičiaus. Bet Lekavičius, kad žais visą seriją gerai, tai čia buvo labai aišku, ypatingai per Echodo minutės ir mes matėm antroji pusėje, ta pačia gynyba iš esmės žaidžia Žibėnas, Echodas ginasi pasyviai, jisai labai stipriai nekyla ir Lekavičius, ar tai savo flauteriais, ar tai savo midrange'ais, ar tai trajakais, jisai darė grajų visą 4 kėlinį. Tai buvo tas akivaizdu ir kažkiek net sakau, aš jau paskutiniam kėlinį, kai jau peržiūrėjau tas rungtynes, man kažkiek atrodė, kad Žalgiris vis tiek turi pasimti šitas rungtynės ir kad Žalgiris iš tų rungtynių nepasėmė, kaip ir eilės kitų rungtynių nepasėmė. Man atrodo, čia, nieko naujo nepasakysiu, Žalgirio yra visiška atsakomybė. Šiaip dar vienas labai geras momentas buvo, kur biški liko kažkiek tai už rėmų, kad Žibėnas spaudos konferencijoje, sako, neleido pasveikinti Žalgirio Trinkierį, bet čia į kitą dalyką reikia atkreipdėmėsi, kaip Trinkieris stovi palei šonę liniją, ir viskas, sirena. Ir Žibėnas pradėjo draskytis dar prieš sireną, nusimetė švarką, šveitai tribūnas ir jis pradėjo rėklink Žalgirio suolo ir šalia visiškai Trinkierį. Trinkierį yra ambicingas žmogus, jis tai priėmė asmeniškai. Tai štaip tai nafik, nereikia man tavęs. Ir neleido jis dėl to pasveikinti, aš taip supratau, kad dėl šito bajerio emocinio. Arba dėl to paskutinio momento jis dar galvoja, kad galbūt ta pražanga bus prieš Butkevičių, bet ten jau matėm, kad viskas palaiko. Jo, bet teisybės dėlį reikia pasakyti, kad Rytas tai 6 buvo dar... Babraitis? Babraitis buvo. Babrauskas, žinokit, rungtynių pristatymą pasakė Modestas Babrauskas. Taip. Blemba, bet... Teisybės dėlį, tai jie buvo. Jomantas būtų padaręs realiai viską, kad jis krepšinio daugiau nežaistų. Jeigu būtų sušvilpta technika, kas teoriškai, pagal... Mišką būtų švęsti. Abecėlę, tai turėjo būti sušvilpta. Nes kai prieš sireną Žibėnas jau buvo palei vidurio liniją jau be švarko, jisai buvo, dar laikas buvo nesibaigęs, Babraitis buvo lygioje linijoje su juo. Antiek. Ta prasme, mes, žinot, galim daug kalbėti, kad Trinkierį neturi teisės skūstis teisėjais ir iš esmės tai yra teisybė, ne per teisėjų Žalgiris šitą seriją gavo, bet blemba teisėjų korpusui šitą sezoną irgi labai rimtai reikia peržiūrėti, tu pusfinalį padarai. Bet tai ką tu duotum techninę tokioje vietoje? Ne, aš ne apie šitą momentą dar labiau kalbu, apie visą, sakau, pusfinalį. Žalgiris Lietkabelis lemtinga klaida, kuri visiškai atima pergalę iš Lietkabelio. 4 kėlinys Žalgiris Rytas Gorhemo, visiškas ne flopas, ten tiesiog buvo pražanga polime. Tada Ulanovo situacija irgi, kaip sakom, pem ir kas man labiausiai nepatiko, tu visą sezoną LKL daro tos paaiškinimus, kodėl negalėjo dabar padaryti, kur dingo tie visi. Nes pratęsimas dar buvo. Man čia ne argumentas. Šito sakinį aiškins dėl to, nes pratęsimas buvo. Komandos turėjo laiko išsiaiškinti pratęsimą ir čia nėra kritinė klaida. Šitą aš žinau, nes buvo pasakyta. Taip, bet jeigu būtų sušilta pražanga, tai nebūtų pratęsimo. Tai kodėl tai nėra kritinė klaida? Tai nežinau, man šis argumentas negroja. Jo, ir žinai, pavyzdžiui, kas vyko jau po sirenos. Rytas jau vakarėlį kūrė, jau tenai platforma yra čempionų, visi šoka, linksminasi, Rasa Liumienė bėgioja. Reglamentą seka. O Trinkierį teisėjus gaudo. Taip, Trinkierį iš karto prie pavilonio prišoko. Pradėjo aiškinti, kad čia realiai galima buvo peržiūrėti tik smurtinį veiksmą, nes pagal taisyklės yra, tarp kitko, pakoreguotas punktas. Smurtinis veiksmas, pavyzdžiui, jeigu vyksta smurtinis veiksmas, tada viskas tame tarpe po smurtinio iki, pavyzdžiui, taškų ir kažkas anuliuojama. Dėl to, pavyzdžiui, Eurolygos ketvirtfinalį atėmė taškus iš Monako, ten ir iš kažko. Yra tokia taisyklė. Jo. Aš girdėjau, kad Trinkierį dar kitą dieną nebuvo nusiraminęs dėl šito. Tai gali būti. Telefonu. Ir esmė, jisai priekaištauja, kad teisėjai pabėgo, sako, jie gal dušiniai buvo, tai teisėjai visai, kai išeina, ten buvo, prasidėjo vakarėlis, ten teisėjai išėjo, gal per greitai, aš net nespėjau pamatyti, ten kaip žaibas Makvinas pabėgo, bet po to nuėjo, grąžino juos. Tai įvyko peržiūro, įsivaizduokit, jeigu sakytų jos smurtinis, visa arena jau dūmose, visi jau persirengė ir tu eini baudų mest. Čia būtų, wow.
Babraitis nuogas jau laksto. Čia kaip būtų olimpiadoj, Seulo ar kokio ten. Kažkas jau ten atspausdinęs prognozes visų, o eina baudumas. Tarp kitko apie Trinkierį tą siautėjimą užsiminiai, aš nuvariau į tą Žalgirio pasitikimą prie arenos, kaip tik iš Kėdainių variau, sužinojau, kad vyksta tas pasitikimas, tai aš pirmą kartą, man atrodo, pamačiau Trinkierį be kaukės. Mes konferencijose matome jį ten, kalbantį daug, kalbantį labai gražiai, visokias frazes mėtantį ir tai akivaizdžiai matosi, kad jis toks nori pasirodyti, kad tai yra jo viena iš milijono kaukių. Vat per pasitikimą aš jį mačiau nuoširdžiai prikandusi lūpą. Aš nekalbu apie Gintarą Krapeką, kuris ten iš vis savo savam kailį tvėrė, nes iš tikrųjų labai gražus momentas buvo, ten keli šimtai tų Žalgirio sirgalių, išėjo vienas iš jų pakalbėjo, žaidėjai irgi matėsi, kad taip gana nuoširdžiai priėmė tą pasitikimą ir aš pirmą kartą, Tutis stovėjo šalia Trinkierį ir vertė jam visą tą kalbą. Tai aš mačiau tą pirmą kartą galbūt labai tikrą italų emociją, kas mane gal net šiek tiek nustebino. Artūrai, tavo laikais fanai nebuvo įstojimų fanų, nesakė pretenzijų. Paskutinį įstojimą atsimenu Graikijoje, kai atėjo pas mūsų po pralaimėjimo prieš Olimpiakosą, Panathinaikosą fanai. Ir tiesiog atvirų tekstų pagrasino. Sako, arba jūs pradeda žaisti, arba jums bus parodyta. Ir kokia reakcija, tarkim, tokioje atveju? Matot, ten Graikai fanam yra, Panathinaikos fanam, sakykime, manau, ir Olimpiakos tas pats fanam. Klubas yra netgi aukščiau kartais šeimos ir panašiai, ir jie tą klubą myli be galo ir aš jos kažkiek suprantu. Aišku, turi būti viskam ribos, bet buvo toks paskutinis kartas, ką aš atsimenu, čia iš to labai crazy sezono praeito. Užpreitą, sakykime, o Lietuvoje, kad nelabai, sakau, turėjau aš pats asmenę tą priešpriešą, kaip pakeičiau komandą, sakykime, kas yra normalu iš Žalgirio į Rytą, tai gal man asmeniškai, bet kad kažkas prieitų gatvėje niekada nebuvo. Tai. Mes esam turbūt santūresni ir tokie ramesni, sakykime, bet graikai yra, sakykime, karštesni. Tai tu dabar šitą sakai santūresni, tai čia vienas paprastas pavyzdys, pas jūs sako, kojas hebra išsukios, jeigu nelaimės. O pas mus buvo, kur Rytą suvalgė Žalgirį, jeigu neklystu, tada įsistojo. Davai vyrai, kas yra? Milaknis, tai mes tengiamės. Gerai, žalia, balta. Bet tai palaukit, kuris atvejis kaip žaidėjai yra geresnis, ar kaip fanai ateina ir sako, kad tipo, mes, ten labai sakau, pakalbėjau, kad žiūrėkit, čia visos problemos maždaug yra tam, kad mes jas kartu įveiktumėm, žinokit, kad jūs šiandien vieni esat šitų sunkių momentų ir tas toks palaikymas. Tai kas mano galva čia yra geriau, kai fanai ateina taip, o ne, lemba dar kartą prapilsit jūs Rytui, tai žinokit, ko negyvensit. Man atrodo, šitas atvejis yra šiek tiek gražesnis. Ne, tai aišku, bet paskui išeini toks kalbis su klubo atstovai, sakai, tai jūs negalite jūsų sustabdyti nuo žaidėjų. Nesako, mes negalim nieko padaryti. Ten vienas ateina su apykoje, kitas. Rimtai. Ten yra rimti reikalai, toj Graikijoje. Ir mes kalbam irgi, kad teisėjai čia Lietuvoje išėjo po rungtynių, tai pamatytumėt, kaip Graikijoje jie bėga po varžybų. Ta prasme, teisėjai būna išvesdeni kuo greičiau, ta prasme, Graikijoje, nes su visa apsauga, nes jeigu netyčia ten namų komanda pralaimė ir būna kažkoks blogas kolas ar švilpukas, tai ten jiems sunkus tikrai darbas. Tai Janakopoulos dar gali užsidėti galų galę pašį. Dabar 3 mėnesiam baną gavo. Graikijoje, ne? Jo, gavo baną 3 mėnesiam. Jaučiu, vienintelis nesiganto Derekas Williamsas, man atrodo. Tai žinau, Derekas tai žiūrėjo per Joko prizmę daugiau žiūrėjo į šitus reikalus, žinai, bet kai turi šeimą ir panašiai, toks vis tiek nemalonus dalykas. Bet dabar pasikeitė kardinaliai viskas, turbūt dabar yra jie devai, tai palauk, 0-2 buvo. 2-2 dabar, bet Eurolyga paimta, manau, vis tiek sezonas užskaitytas. O Žalgirio sezono negalim skaityti, niekaip negalim, 14 vieta Eurolygoje, KMT laimėtas čia toks pagodus prizas,
LKL pralaimėta 1-3 ir nežinau, vasarai daug vietos nėra permainų. Tarkim, po praeito fiasko Žalgiris įsivalė komandą. Liko Lukošiūnas, liko Kevanau, Lekavičius ir Ulanovas. 4 žaidėjai liko, visą kitą surinko naują. Dabar tokiem ėjimam vietos nėra. Dauguma kontraktuotų žaidėjų ir jau matom, kad netgi 3 žaidėjai done deal ir dar Reidžinas Takeris yra dėrybose. Tai viskas kaip ir aišku. Aš nežinau, Brady Meneką, bet kokią kainą nusitraukčiau su Basliuvičiu. Ta prasme, negali šitas žaidėjas antrus metus žaisti Žalgirį. Ta prasme, kaip jis atėjo į finalo seriją, kaip jis atrodė. Vakar įmečiau į mūsų chatą. Akilės Polonaro statsai buvo daug geresni negu Brady Meneko LKL. Naudingumas 12 balų, taškai 6,7. Jo, tai 12 naudingumo balų prieš 7, tai prašau, biškis, aišku, Polonara yra brangesnis, aš daugiau juoko prizmę įmečiau, nes Polonara tai jau čia Žalgirio prakeiktas ir iškeiktas toks pirkinys buvo, bet esmė, kad Menekas, tragiškai, atrodo, ar tu net... Tai man ta visa jo kūno kalba šitoje finalo serijoje, tai apskritai man visą sezoną jis nebuvo tas labiausiai imponavęs žaidėjas, tai jo pratęsimas dar pavasarį, man atrodo, vėl daromos tos pačios klaidos. Matai, dabar toj rinkoje tie 4 metantis labai yra populiarūs ir jų nori tos komandos. Aš manau, Žalgiris apsidraudė pratęsdami su juo sutartį ir mane, kad jisai kils į viršų, o ne kažkaip tai kaip dabar gavosi truputį pasies žemyn, bet, sakau, manau, Žalgirio sprendimas buvo vien dėl to, nes labai mažai tų 4, kurie gali Prieš podcastą kitaip kalbėjai. Ne, bet aš sakau, kodėl jie tai padarė, bet ką jis dabar rodo, tai, yra blogai, Ir... Šiaip dar meras bandė pasišildyti kažkiek, kas labai jokingai biškiai atrodė, iš lovės spinduliuose. Griaukit miestą, galit griauti miestą, viską leidžiu. Lukiškių aikštė, taip sakė jisai. Bet šiaip kas man visada būna, fantastinis pasiekimas, fanai, euforija, viskas yra tvarkoje. Kas man nepatinka, kad nurytų iš to dėlės naudos nėra jokios. Apart emocijos. Žalgiris, organizacija einanti į priekį. Rytas gauna 150 000 pliuso, atskaičiuok nuo 250 čempionų lygos premijos. Tai yra labai mažas pliusas. Ir iš to, ką tu bilietų pasidarai. Būtų gavę dabar 400. Dabar 400 gaus. Tai realiai, nes jie dupėm įstraukė į biudžetą, man atrodo. Tai realiai 150 000 eurų pliusus ir plius ką tu iš bilietų gauni. Bet iš esmės, vėl tu turėsi plėštis dėl tų pačių Fosterio, Goramo, dėl Echodo, iš esmės. Dėl tų pačių žaidėjų. Tu į priekį labai stipriai neini. Vėl tas pats Europos klausimas, kaip tu pasirodysi, ar tu iš grupės išeisi, ar tu neišeisi. Komanda į priekį šiaip nėra, kad labai stipriai eina. Aš nežinau, ar jį gali eiti, nes nėra kažkokio tai privataus investuotojo, nėra verslo, kuris ateitų ir paremtų šitą komandą. Biudžetas neauga iš esmės. Aš kaip ir labai sutinku su tam, ką kalbi, tik aš įsivaizduoju, kad šį kartą upgrade'as bus šiek tiek didesnis nei po pergalės prieš Lietkabelį finale, nes prie dabartinio Ryto pasišildyti norės daugiau kas. Jau ir Valdas Benkunskas, kai leidžia griauti miestą, tai Vipukose kažkokie papildomos eilutės gal irgi yra įrašoma, kai Žalgiris nugalimas finale ir Visvaldas Dujui Matijošaičiui belieka Brazauskui paminklą mano blemba miestą statyti. Dieve, kur aš gyvenu. Ateina tie patys rėmėjai, nes ta prasme, tu Žalgirį nugalėjai, tai aš įsivaizduoju, kad būti rytfaniu dabar yra belia kaip madinga. Mes pasižiūrėkime, 9000 sirgalių užsipildo, mes galim kalbėti apie tą augančią Ryto bazę, kad susiformavo ir taip toliau, bet ten Glory Hunterių lygiai tiek pat, kiek ir Žalgirio arenoje būna per pergalę. Mes pamatėm, kiek jinai auga, ji neauga iš esmės, nes išėjo iš džipo, atėjo į šitą Twinsbet areną. Kiek derby buvo žmonių? 3000. Kiek buvo Europoje žmonių? 3-4 tūkstančiai, gal 5 Žalgiriu dabar 9000. Tai paskutinėse rungtynėse viskas tvarkoja, bet tik tai ant sezono finišo, kai dalis žmonių užuodė, kad čia yra galimybė kažką patūsinti biškį arenui. Bet tai mes žiūrim visą sezoną, nėra, kad užaugino tą fanų bazę. Tai aš dar sakau, kad šituo reikia pasinaudoti. Dabar po šitos pergalės mes matom pilną areną, mes matom žmonės, kurie dedasi Ryto atributiką šiau gyvenime, kai kurių pažįstamų tarpam, visą socialinę erdvės progą, aš pirmą kartą žinau, kad kai kurie iš jų žiūrytas, Serga linkėjimai Seržai. Seržai Bakai? Ne, Seržai Bakai, žinau, žmogus, aš pirmą kartą sužinojau, kad žmogus serga už Rytą per šitą finalo seriją, prašau. Tai tokių yra labai labai daug ir čia nėra minusas, Rytui reikia tuo pasinaudoti, nes tarp tokių žmonių gali būti ir kažkokių investuotojų, dabar kaip ir pasikartosiu, Rytfaniu būtų madinga, dabar tu esi nugalėtojas, o nugalėtojas nori būti visi. Artūras Maikė pirks Rytą, ne?
Gal dar turi Ne, jis turi daug dar. Bet Jis gali šitų pagal neturi. progą prisitaikyti labiausiai. Taip, jisai gali per pusę susisiekti. Bet jis su naujų logotipų neturi. Ne, visi naujų neturiu. Su nauju. Tai reikia grįžti, nereiškia. Nu, gal, žinai, dar Japonija vieną sezoną tada. Premijų gavo, dabar gal galiu grįžti. Perpirks, ne? Nu. Tai apie Žalgirį, jo, matom, kad permainų gali būti nedaug, bet šiaip klausimas apie Trinkierį, ne? Turi tą kontraktą, daug pinigų. Čia, aišku, nežinau, kiek šansų galima duoti, kad jo neliks, turbūt 0 lygiai. Nu, neįmanoma, kad jo neliks. Bet ar nebuvo klaida per anksti praduoti tą kontraktą, o nepalaut, kol darbas bus padarytas? Finansinių klausimų, nes tu apsidraudai. Tu apsidraudai, norėjai išlaikyti trenerį, kuris turi išėjimą šiaip jau vasarą. Jis turėjo išėjimą, tai jis galėjo laisvai išeiti. Ir nežinau, vis dar ko gero gali, o jei tas sutarimas yra, tai jau negali. Bet jau nebėra. Nes iš kitos pusės Žalgiris pamastė, nu, logiškai pamastė, o lygų rezultatas yra, galbūt kažkokia pamoka, kad kontraktas yra per brangus, bet ką tu paimsi vietoj to? Mes matom, kad Barcelona pasirašo Joaną Penjeroją. Nu, tai Barcelona. Barcelonos čia politikos reikalai galbūt, Tudi šiaip jau gulėjo ant stalo, bet... Grimau laisvas. Grimau vis dar laisvas, grįžk. Bet Žalgiris neturėtų ką pasirašyti toje vietoje, man atrodo. Tai kas yra kažkiek logiška, kad jie bandė prisitraukti Trinkierį. Aš sutinku su tuo visiškai. Žinai, mes dabar galim iš praeities perspektyvos padaryti, šūdą padarė, žinai, Žalgiris. Kaip ir Artūras sako dėl Meneko. Nu, natūralu, kad 4 numeris metantis Europoje, Eurolygoje, jis yra, paklausi prekė ir Žalgiris jį prisirakino prie savęs, tikėdamasis į ateitį. Tai iš dabartinės perspektyvos sakant, sakysim, kad tai yra šūdnas sprendimas. Bet jeigu aš būčiau iš karto man pasakytų tuo metu, kažkur kovo mėnesį, prasidėsim Trinkierį, sakyčiau, vau, jėga. Tai taip, Tai ir logiška. pasakė, bet čia yra tas pagrindinis klausimas modelio. Ar Žalgiris gali sau leisti turėti trenerį už tokią sumą, kokią... Tai turėjo už milijoną. Jie leis pabaigti. Kaip Trinkierį, čia kai naują madą įvedė, Andrė Trinkierį neleis žmonėms pabaigti minčių, jeigu tai nėra Šarūnas Jasikevičius. Va čia ir buvo pagrindinis. O tai Trinkierį labai prastesnis. Šaras yra įrodęs, kad gali sukomplektuoti komandą pats nuo 0. Kiek Trinkierį atvedė žmonių, aišku, čia dabar kažkas komentaruose pradės įvardinti kelis, kiek Šaras yra ištraukęs žmonių iš žemesnio lygio ir jį pakėlęs į patį aukščiausią. Pusę Eurolygos lyderių. Veidas Boldinas čia jau su pirma pavardė šviečianti. Prieš Bayerną. Džeilenas Reinoldsas. Nieko nežaidė prie Olimpiakose, jisai buvo bet niekam nereikalingas. Niekam nereikalingas. Volkupas į Žalgirį atvažiavo iš Vokietijos, Brendonas Deivisas iš Prancūzijos vidutiniokų, Vasilija Micičius ištrauktas nuo Žalgiris. Jo, bet čia lygiant Šarą ir Trinkierį iš toje vietoje, aš suprantu, kad yra simpatijos kaip iš kauniečio, kaip iš lietuvio pusės, bet nereikia, nes Trinkierį irgi turėtų tokių žaidėjų, ką pasakyti. Opstas, pasaulio čempionas. Bet Ropstas turėjo paskui milijoną. Šaras Milaknį turėjo. Šaras Milaknį turėjo. Čia, Opstą lygint su Vasilėmis. Ne, tai aš ištraukiu, vienas treneris turi daug pavyzdžių ir kitas treneris turi daug pavyzdžių. Bet Mica Žalgirį nieko gero nedarė. Tai... Bet jie atrado, tai Šaras. Jį ištraukė Šaras. Atsiskleidėjęs vėliau. Miško įsiūlė. Čia... Neįsiūlė. Miško buvo iniciatorius. Tiek aš girdėjau, kad Miško... Nes Micičius atvažiavo iš Turkijos ir Turkijoje jisai buvo matomas kaip labai perspektyvų žaidėjas, didelė perspektyva. Tai, kad Šaras jį atrado, nežinau, kažkaip kitaip skamba. Basturė tikrai atrado. Tai faktas, kad pasitaikė. Vokupą atrado, Vokupas yra atradimas. Gerai, bet vėlgi tas modelis buvo Žalgirio tuo metu komplektuoti iš žemesnio lygio imant žaidėjus ir bandyti... Tai palauk, tavo pastaba yra teisinga, viskas yra tvarkoje su tuo, tik tai, kad sureikšmint, kad Šaras atrado, Trinkierį nėra. Aš nesakiau, kad Trinkierį nėra, aš sakau dėl to, kad Šaras yra įrodęs, kad Magas gali daug to padaryti. Dabar mes matom Žalgirio komplektaciją jau kitam sezonui, kurie iš šitų žaidėjų yra atvedami iš daug žemesnio lygio į Žalgirį. Sirvidis, čia yra žvaigždės, tai lietuvis. Mičelas Silveinas, Francisko iš Eurolygos. Jeigu Takeris irgi bus iš žemesnio lygio. Irgi žemesnio lygio. Kaip tavo turi tie 3 žaidėjai, kurie atslenkščia? Aš šiaip dėl Deivido labai džiaugiuosi pirmiausia, ką jis parodė ir labai džiaugiuosi, kad jisai gavo tokią galimybę save parodyti ir truputį užtildyti visus. Aš nežinau, ar ten Dandylas yra su Žalgiriu ar ne. Atrodo, lyg Dan. Praktiškai sutarė. Bet aš labai tikiuosi, kad nuėjęs jisai tenai turės savo tokią rolę, kur nebus tik tai stovintis kampe ir metantis. Nes jisai turi tam talento daryti daugiau ir kad jo tik neužgoštų, kas yra normalu turbūt atėjus į tokį lygį, į aukštesnį lygį, kad tavo rolė aišku mažės, bet aš nenorėčiau, kad jo būtų tik tai viena funkcija mesti.
nes jisai parodė ir manau, kad rinktinėje ateityje gali jisai tikrai būti svarbus žaidėjas savo talento prasme ir savo netgi kūrybos prasme. Tai jeigu ir yra tas susitarimas pasiektas, tai aš tikiuosi, kad jam ten seksis ir jį išnaudos. O apie tos kitus žaidėjus aš nelabai jų žinau ir nenorėčiau komentuoti. Tai va, tai apie Rytą. Nieko neturi praktiškai, kaip turi. Normantas yra, Radzevičius pratestas, bet Gorhemas, Fosteris, Echodas, laisvėjai agentai, svarbiausi žaidėjai. Nežinau, ar Kaulą reikia išlaikyti po tokio sezono, dėl Laurija, ar reikia išlaikyti. Nulį šansų turbūt, kad ta trijulė pagrindinė liktų. Bet žiūrėkit, ar jūs manot, kad labai jau čia Ryto tie vedantys žaidėjai pasikėlė vertę per šį sezoną? Aš kažkaip nemanau, kad tai bus labai stipriai sureikšmintas tarptautiniai rinkoje, tas Ryto pergalė prie Žalgirį visi žiūri. Žiūrėkit, mes podcast'e kalbam apie šitą finalą, per tai, kaip Žalgiris pralaimėjo daugiau. Tai Europoje... Ne, aš taip nenorėčiau sakyti, kad Žalgiris pralaimėjo šitą vietą. Čia nėra 21 ar 22 metai, kai Žalgiris liko trečias. Mes daugiau apie tai kalbam. Ir kad Rytas laimėjo per didelį kovingumą, ne per kažkokį super duper talentą. Blema, Kaune žmonės, aš girdžiu, kad šneka daugiau, kad nebuvo Evanso, nebuvo to, mes turime skiuzus, čia tas pasirašęs su to, nėra motivacijos, bet tu negali nuimti nuo Ryto jų to, sakykime, gero žaidimo įvardinkim. Faktas, tik sakau, kad Rytas ne per kažkokį didelį talentą laimėjo, ir kad aš nemanau, kad čia dabar, kaip Trinkėris sakė, 4 žaidėjai Eurolygą keliaus. Nebus taip. Kas Fosteris galbūt gali. Tai nebūtinai Eurolyga. Tai už Rytą ir Europos taurės turtingesnė komanda. Turkijos niekur nežaidžianti komanda, ko gero. Turk Telekomas, pavyzdžiui. Turk Telekomas, pavyzdžiui. Gerai, Europos taurės komanda, bet už Rytą daugiau pinigų gali pasiūlyti ir komanda Turkijoje, kur niekur nežaidžia, tik tai Turkijos lygoje. Tai Rytas nemoka didelių pinigų. Tai man atrodo, kad Fosteris yra pamirštas reikalas iš esmės. Kaip lyderis, jo nebus Vilniuje kitą sezoną, aš manau, nes tai yra, nežinau, Artūrai, vėl, kiek lošia, kad tavo, akivaizdu, kad lošia, tavo metai eina, norisi susikrauti kažkokį finansinį kapitalą. Žiūrėkit, Fosteriui reikia tokios rolės, kad jis žaistų taip. Jeigu jis bus 20 minučių žaidėjas, jis neperformins, taip aš manau. Tas pats buvo Panathinaikose. Buvo, tas pats. Jisai buvo toks daugiau rolės žaidėjas, jis negalėjo žaisti. Ir jisai, jam reikia tokios komandos, kuriem atiduotų laisvę, atiduotų minutės ir tada jisai jausis gerai ir jis žais gerai. Aš manau, kad Azijos rinka jam yra pati turbūt patraukliausia tiek žaidimo atžvilgių, tiek pelningumo atžvilgių, tai aš manau, jisai trauks ten. Rytas, aš nemanau, kad turi šansų išlaikyti jį, kadangi vis tiek, kaip tu sakai, metai eina ir vis tiek mes dirbam labai kažkaip banaliai nuskambėsiu, bet dirbam limituotą laiką. Tai jis, manau, ims tą kontraktą ir kaip sakė, galbūt grįž kažkada. Tai čia irgi klausimas. Kiek jis gali Azijoje gauti? Aš neįsivaizduoju. Čia reiktų jau ne man klausimas tikrai. Taigi ten buvo apie pusę lemo tikrai. Dabar kinų pinigai šiaip pakritę. Nėra taip, kad ten belė kokie pinigai. Bet aš galvoju, ir Europoje 300-400 tūkstančių. Tai 400 eurų lygiai mokės, o kas tu sumokės 400? Europos tauriai 300 tūkstančių kažkas. Jis gali, mano galva, tai gali būti vedantis Europos taurės komandos žaidėjas. Taip, tai žinai, tarkim apie Gorkemą, jeigu ten, kaip Donatas Urbanas sakė, sezono metu Nadolo domėjosi, bet tu matai medžiagą, ką jisai gali Eurolygoje, tarkim, būti atsarginių 4 numerių. O ką jisai blogiau už Meneką būtų? Taip, jisai nėra toks metikas geras, tarkim, jis nėra toks sharp shooteris, bet jisai duoda kitų gerų dalykų. Žinai, tai blembo, kodėl ne? Ten realiai Echodas, manau, tikrai norės išbandyti dar kartą užsienį. Tada vieną kartą nepavyko, dabar jisai labai gerai sužaidė ir finalą, ir visas sezonas buvo geras. Ir Echodas atrodo patobulėjęs, anksčiau būdavo duodi kamuolį ten kažkur įmes, arba atkovotas kamuolys palime. Dabar atrodo daugiau judesių turi. Ir toj gynybai geresnis atrodo. Bet žinai, mes ir pernai kalbėjom, kad Rytui bus labai sunku išlaikyti brandolį, bet jie išlaikė. Tai ir dabar jau pratęstas Radzevičius. Tai jis ir turėjo. Taip, Normantas lieka, tai iš esmės
belieka išsaugoti kiek iš to pagrindo dar 3-4 žaidėjus. Ir aš sakydamas, kad Rytas Ryto žaidėjai per daug nepasikėlė tiek vertės, kad jie Rytui taptų visiškai neįperkami. Nėra taip, kad jie laimėjo FIBA čempionų lygą ir dabar šitų žaidėjų nori visą Europą. Ne, pergalė prie Žalgirį taip, bet pergalė prie Žalgirį vis tiek daug žiūrima per Žalgirio pralaimėjimo prizę, nesumenkinant Ryto pergalės. Čia buvo pagrindinė mano mintis ir pergalė pasiekta per didelį norą, per tos didelius kiaušinius, apie kuriuos mes kalbėjom. Tai kad čia dabar Gorhemas tampa visiškai neįperkamų Rytui, aš turbūt ne visai linkęs būčiau. Tik aš galvoju, kad padidinus algą, jeigu atsiranda papildomų kažkokio biudžeto, tai yra įmanoma išsaugoti. Tiek Gorhemą, tiek tą patį, tarkim, Delurė, kur, ar Delurė dabar tampa vėl ten kažkur. Aš tai jo nesaugočiau. Tu jo net nesaugotum, tai čia kitas klausimas. Visada antri metai yra lengvesni bet kuriam legionieriui. Tai gali būti, kad žinant visą sistemą ir komandą, jisai geriau žaistų. Ir jisai dabar neblogai žaidė, ypač finalo tose paskutinėse rungtynėse. Tai man jisai labai patiko. Savo rolį, tą kairių rolį, ne, kaip ir atliko. Taip. O tu, Artūrai, esi atmetęs pelningesnį pasiūlymą, kad likti komandai kažkokioje, kur buvai, tarkim, jeigu žiūrint Ryto situaciją, kad gal Gorhemas už mažiau galėtų likti, nes labai myli Rytą. Aš kai turėjau tą savo kryžminių raiščių traumą, aš atsimenu, man Milanas siūlė prasitęsti, bet aš vis tiek laukiau NBA, nes aš turėjau Clevelandą, kuris buvo atvažiavęs pas mane ir žadėjo, kad ir minimalę sutartį, bet aš būčiau jėmę šansą. Bet aš po to pokalbio porą savaičių nusitraukiau kryžminius. Las Palme liktai tai buvo. Ir biznis gavosi taip, kad nebuvau reikalingas daugiau jiem ir galbūt tas buvo momentas, bet daugiau kažkaip tai neatsimenu, nes aš vis tiek kur žaisdavau, tai žaisdavau, bent jau 2 metus žaisdavau. Tai pirmieji metai buvo Panathinaikose, kai likau 1 metus ir manęs ten irgi jau nebereikėjo, tai man buvo pasakyta. Tai aš atvirai paklausiu irgi, tiesiai šviesiai į Europą grįžtum už mažiau dabar? Jo, turbūt. Bet, kiek mažiau, tarkim, ne tūkstančiais, bet tarkim bet kiek? Bet sakau, aš nesakau, kad dabar yra kažkokia bloga situacija, pas mane yra viskas labai gerai. Automatis klauso, negi pasakys, kad bloga. Ne, bet yra, ne bet kur irgi yra komandos, kur aš nenoriu grįžti į mėsmalę, žinai, kur neaišku kas, neaišku kaip. Į Turkijos vidutiniokas tu nevažiuotum. Jo, ir yra tos komandos, ne visas, kurios aš norėčiau būti, nes aš pakankamai daug pamačiau neorganizuotumo ir panašiai ir taip toliau. Ir tikrai, ką dabar turiu, esu dėkingas ir sakau, tas kiek mažiau, vis tiek Europa yra Europa ir visada norisi žaisti geriausiam lygiai, bet ką turiu, tikrai džiaugiuosi dabar. Bet pas tave yra išėjimas dabar? Ne, viskas, aš jau dabar pasilieku ten. Vienas didžiausių privalumų, sakai, dar prieš podcastą irgi šnektelėm traukiniais važinėjimas Japonijos, sakė, labai patogu. Jo, nes tas keliavimas lėktuvais visą laiką vargina, o traukiniai, atsisėdi, važiuoji 2 valandos vietą ir išlipi, nereikia nei bagažų, nieko. Bet į visas rungtynės traukiniais ir varo? Ne, yra keli skrydžiai, 2-3 skrydžiai per sezoną, kur reikia skristi, bet tai yra, sakau, minimalus kiekiai palyginant su Europą, tai čia iš viso mes labai gerai turim sąlygas kosminės. O tai organizacijos lygis, lyginant su Europą. Geriausias Europos klubas, kur esi buvęs, ir Japonija. Čia. Turbūt Milanas buvo geriausias organizacijos prasme ir tokia. Netgi 2 rūbinės? 2 rūbinės, neskaitant to, bet ten žmonės tikrai dirbdavo už aikštės ribų, ką tau reikia, tą mes turėdavom. Bet tokios yra netgi gal aukščiau netgi. Žalgiris Rytas? Žalgiris, aišku, turi daugiau privalumų, bet Rytas, aš manau, tikrai pasistebė per šios metus, kiek tenka girdėti bent jau, kad klubas tikrai yra labai, labai susitvarkęs. Šiaip dar kažkiek geresnė organizacija. Kažkiek, Fosteris jo sakė, kažkiek dar nueinant nuo šito, bet pamėtysim tų klausimų. Kaip tu galvoji, kur yra Milano bėdos apskritai? Tu prie Mesinos nebuvai šiaip jau? Buvau. Buvai jau tu prie Mesinos? Čia mano buvo metai po mano traumos. Okay. Tai kaip tu galvoji, kur yra bėdos? Dabar Miro pasirašo tiek daug brangių žaidėjų ir nieko nėra. Aš galvoju, kad aš pasikartosiu, aš esu pasakęs Donatui, problema yra Ettore Messina. Ir čia aš galiu tiesiai šviesiai sakyti. Dabar
daug žmonių jį garbina, viskas ok, treneris yra tituluotas, bet ateina vienų laikas ir jis praeina. Ir reikia tai suprasti, kažkada tai yra labai paprasti dalykai. Ieškojimas visą laiką kažkieno kalties, nežiūrinti save niekada net neš rezultatų. Tai yra labai... Primena? Aš labai patį norėjau sakyti. Kažką primena? Ir galbūt per daug tiesiai šviesi, bet čia mano yra nuomonė ir yra kaip yra, klubas su didžiulė organizacija atidavęs visą pasitikėjimą jam, bet rezultatų nėra. Ir ką mes girdim iš Milano valdžios, tai kad mes tikime Torę, mes pratęsėm su juo sutartį. Tai arba rodo, kad komanda neturi kažkokių tai aukštesnių tikslų, arba pasiruošę numirti visi kartu, ta prasme, be rezultatų. Nežinau, gal pakeis kažką, tai kitą metą nutildys mane, mėgsta tos kritikus, nutildyti rezultatais, bet... Rūbinį iškabins. Abiejose rūbinėse. Tai manau, čia yra didžiausia, nes jų žaidimas, aš sakau, nesu labai čia didelis kažkoks vertintojas ar panašiai, bet skaudu žiūrėti, turint tiek talento kartais, nusiperkant, kaip dabar Miro, prieš tai buvo dar eilė žaidėjų. Gerai, jie laimėjo Italiją, bet jie privalėjo tai padaryti, aš manau. Kaip ir kai kas privalėjo LKL laimėti. Taip. Tai ir kaip tyčia italas kažkaip irgi ieškojo pasiteisinimo. Ten italas prieš italą buvo. Tai, sakau, manau, pasakiau daug ir gal net per daug, bet tai yra puikus spotas žaidėjim, bet sakau, kad gaila, kad jie turėjo tą vieną finalo ketvirtą, ne, bet dabar... Su Kevinu Panteriu, sako, lydėjim. Jo, tai dabar to rezultato nėra ir tikėkime, kad kažkas ten pasikeis. Gerai, reikia atiduoti duoklę trečiai vietai LKL, kaipgi nieko nekalbėjom. Japonija nežaidžiama dėl trečios, LKL žaidžiama. Niekur nežaidžiama dėl trečios. Niekur nežaidžiama. Rumunija žaidžiama dėl trečios. Rumunija. Ten ir dėl penktų žaidžia. žaidžia. Ten 5-8 žaidžia. Taip. Lietkabelis laimė bronzą, 3-1 prieš Vulsus. Ką jūs galvojat? Reikia žaisti dėl trečios ar ne? Aš tai manau. Graikijoje dar baro žaidžiama, ne? O tai įsiterpsiu dėl trečios. Jo. Lygtais Ajakas ten visą laiką kažkaip... Tai va, Artūras. Aš nepamenu, žinokit. Tuoj pakelsim archyvus. Taigi laimėjo Peristeris. Žaidžia 100%. Nes kažkaip Ajakas visą laiką sakydavo, kad tikslas trečia vieta. Pirmi po Pao ir Oli, tai matyt žaidžia. Jo. Tai aš tai visiškai už tai, kad Lietuvoje žaisi dėl trečios vietos, nes Lietuvoje pasiekti tą finalą labai sudėtinga. Ir šiaip trečia vieta, nematau nieko blogo. Taurėse gal nežaidžiam, bet čia tai aš už, ką jūs galvojat? Taurėse Eurolygose nesąmonė absoliuti yra, nes tai yra taurių trumpas toks blitz turnyras. Komandose, ypatingai tokios rinkose, kur pas mus yra atskirtis, visi galim dėlioti kaip norim, bet tarp Ryto ir Žalgirio yra atskirtis ir Lietkabeliui, Utenai galbūt kas būtų, jeigu laimėtų bronzą, tai būtų fantastiškas pasiekimas. Tai mūsų aplinkoje, Ispanijoje ne, aš manau, kad tai yra visiškai nereikalingas dalykas, nes ta kažkokia tai atskira, bet kažkokia atskira tarp Realo ir Barsos nėra tokia didelės iki Baskonijos ir Valencijos. Ji yra, bet ji nėra tokia didelė. Tai ten triumfo Baskonijai laimėti trečią vietą tikrai nebūtų, pas mus kitaip yra. Tai juolab, kad mes turėjom visai gerą seriją Lietkabelis ir tiem patiem Vulsam, tai trečia vieta būtų buvus šioks toks pasiekimas, vis dėlto pirmas apdovanojimas būtų pasiektas. Man iš tiesų, aišku, reikia pasveikinti Lietkabelį po tokio sunkaus sezono, ką Arčanakas kalbėjo, čia yra fantastika. Ta prasme, visas priežastis, viską sudėjus, kas kaip vyko, ir tu turi antrą vietą KMT ir trečią LKL, čia yra daugiau turbūt negu buvo galima tikėtis iš Lietkabelio viso sezono metu, o Vuls, aš pasakysiu, man šiek tiek nuoširdžiai gaila, kad jie atėjo tokie nukraujavę į lemiamas kovas, nes, tarkim, kad ir grįžkim prie tos pačios pusfinalio serijos Rytas Vilkai, Rytas žaidžia pilnos sudėties, Vilkai žaidžia be Tayloro, žaidžia be Brukso, žaidžia su viena koja, be Mekovulų. Be Mekovulų, tai atimkim iš Ryto keli žaidėjus ir Vulsus pastatykim pilnos sudėties. Vulsai geriau pasipriešino čempionam nei Žalgiris. Iš esmės taip, tai
tikrai Vilkam nepaėjo. Va, šį sezoną tikrai galima sakyti, kad jiems nepaėjo su traumom sezono gale ir kai tu jau nebegali pildytis, iškrito tie žaidėjai ir dėl to jie liko 4 pozicijoje. Jeigu pernai jie patys apsišiko atvirai, sakykime, tu negali vieno žaidėjo netekęs gauti nuo Jonavos, turėdamas tikrai stipresnę sudėtį. Dabar sėkmės tikrai pritrūko, Vilkam pritrūko tam pačiam Nedui, kuris pusfinalį atrodė labai neblogai prieš Rytą, metė visiškai rimtą iššūkį su Lietkabeliu, irgi 2 kėlinius, jie visus mačius, man atrodo, po 2 kėlinių jie būdavo priekio, vėliau pritrūksta rotacijos, nors tu šikna žemė, ir aš, kaip sakant, tu nieko nepadarysi. Žinai, man įdomiausias klausimas, ar Artūras Gudaitis sulaikytų Džordžią Gagičių Lietkabelio komandoje, kai žaidžia, būtent Lietkabelio komandoje. Ką aš galiu pasakyti, reiktų pasitikrinti. Ne, bet džiaugiuosi už jį, nes jisai parodė būtent šitoj serijai, kad išėjo iš komandos, kuriai nereikėjo ir jisai sužaidė tokią seriją prieš savo buvusią komandą. Bet reikia dar pabrėžti, kad nėra lengva. Miniotas žaidė centru, jisai judresnis metų iš toliau ir panašiai, bet Džordžia Gagičius savo privalumus labai gerai išnaudojo. Gynyba, aišku, buvo ten, atakavo jį panašiai, bet kaip ir sakė Čanakas, tai yra su didelė širdim žaidėjas. Gal turi daug kitų problemų, bet su didelė širdim šiaip. Ir su Adu Iškevičium kalbėjom, turbūt nesupyks, kad paviešins, sako, Džordžiai yra toks žaidėjas, prie kurio reikia taikytis. Taip. Ir arba tu prie jo taikaisi, ką pažįstantis jį Čanakas daro, ir tu kažką gal pasižiūri pro pirštus į kažkokį jo vienokį ar kitokį dalyką, ir tada jis atiduoda tau širdį, jeigu tu prie jo nekiek nesitaikai, tada jis... Kaip didelis vaikas. Taip, čia geras, tada jis būna toks, koks jis buvo Vilkuose. Ir tu gali sakyti, kad čia Džordžio Gagičiaus problema, bet... Iš esmės tai labiau gavosi Vilkų problema, nei kad Džordžio Gagičiaus. Artūrai, prie tavęs taikėsi komanda, ar ne? Kuri? Japonijos dabar. Nes aš žiūrėjau tavo epizodus, rungtynių nemačiau, bet padariau namų darbą, žiūrėjau Synergy tavo epizodus, pick and rollai, centravimas buvo tavo pagrindiniai žaidimo epizodai. Ar taikės prie komandos? Dainius vis tiek stengiasi kažkiek tai išnaudoti mano stipresias pusės, bet buvo man pačiam sunkesnis periodas, ypač pradžioj, kadangi reikėjo priprasti prie visko, prie gyvenimo, prie šeimai, prie gyvenimo. Matys jo, aš tą sakė, dabar pick and roll klausiu. Prie daug dalykų, krepšinio draugų, nes tu pripratęs vis tiek žaisti tam lygiai, kur realiai visi yra pavojingi, ne? Keturi žmonės su tavimi esantis. Mes turėjom mažiau, galbūt metantį 4, rizikuodavo nuo kai kurių kitų dar žaidėjų. Tai buvo tas truputį šokas krepšinio prasme ir visiems atrodo, kad ta lyga yra tokia Mišlina lyga, bet taip nėra. Norėčiau, kad pažiūrėtų kažkas tai tas rungtynės visas ir yra labai įdomi lyga, auganti lyga. Tu sutinki visą laiką savo varžovą, sakau, kuris yra užsienietis, nupirktas ten daryti rezultatą, nes jie visi dideli, 4, 5, kurie yra perkami, nes japonai, jie neužauga tokie. Tai, sakau, buvo didelis adaptacinis periodas ir buvo ir tokia didesnė dobelė, sakyčiau, kai atrodė, kad jau tikrai galbūt reiktų grįžti. Todėl tavo klausimą taip ir atsakiau, nes, mes susidurėm ir su nelengvom, sakykime, situacijom ir ypač, kai tu esi kitoj pasaulio pusėje. Tai bet paskui kažkiek tai adaptavausi ir sakau, kaip ir minėjau, tie 2 metai turėtų būti tikrai lengvesni ir tikiuosi bus, o ar prie manęs taikėsi, aš nežinau, aš manau, kad geri žaidėjai turi taikytis prie komandos, aišku, išnaudojant jų stipresias pusės, tai mes stengiamės tą daryti, bet ant galo visi matom rezultatą, kad mes net nebuvom nei pusfinalį, nei finale, tai nėra geras rezultatas, bet sezoną vertinčiau, sakykime, vidutiniškai. Tiek savo, tiek komandos, nes, sakau, playoffai nepavyko dar dėl tam tikrų priežasčių, bet pats reguliarius sezonas buvo komandai tikrai geras, nes mes ir pasiekėm tą pergalių rekordą ir panašiai. Kiek ten pergalių 17-18 buvo šalies, man atrodo, susirinkę, ne? Kažkas tai, bet bendrai, kad tas procesas ir jie labai žiūri į tos žaidėjus, kaip jie tobulėja, ypač japonai. Tai aš pats ant savęs pamačiau, kad mes turime žaidėją labai jauną
kuris... Išmoko ir pasą paduoda. Jau žiūrėk, jau pasiuką paduoda. Tai jisai pradėjo sezoną tikrai vienokių žaidimo lygių ir užbaigė visai kitaip. Tai manau, kad, sakau... Pasakyk pavardę, atkreipsim dėmesį, rašydamas. Kai Taues. Ai, Taues. Ja. Paskui surašydamas naujienas, aš tas pavardę žinau, bet kaip kuris atrodo. Ja. Sezono pradžioje vidurio nepervarydavo, dabar žiūrėk, jau vidurį pervaro. Šiaip Alvarkas yra titulo kontenderis kiekvienais metais nominaliai. Tai jo, jie yra vienintelis tikslas laimėti ir tie bosai, kurie ateina ten Toyotos, tai jie kalba tik apie pergalės ir yra tas spaudimas, sakykime, treneriui, tai tikrai žaidėjim, tai mes visi žinom, kad žaidėjai ateina žais, bet treneriui Dainiui, tai aš manau, kad spaudimas yra didelis, kur jie prašo, bet tuo pačiu nedaro tragedijos, jeigu atsitinka. Svarbu tas procesas matyti, kad jisai vyksta, kad mes nestovim vietoj, kaip sakau, kad ir žaidėjai tobulėja ir panašiai. Ten mes pralašėm tą ketvirtfinalį 2 kartus, 2-1 seriją, bet po 1 tašką. Irgi toks dežavų kaip vakar, bet 1 taškas, krepšinyje, 1 momentas, atkovotas kamuolys, ten pataikytas 2 taškis, viskas banalu, bet kartais sprendžia, ar tu esi pusfinalį ar ne. Tai... O šiaip turi Dainius kažkokia, akivaizdu, kad yra pagarba, nes jau kontrakto pratęsimas tau yra įteikiamas, bet ko gero jaučiasi kažkas, ką japonai sako apie Dainių, ką jisai duoda šiaip japonų krepšinį. Japonai šiaip labai respektina Lietuvos krepšinį. Jiems patinka lietuviai, jie juos seka, sakau, ateina fanų daug su netgi japonų pačiu, su maikutėm, su vėliavėlėm ten Lietuvos. Tai daug kas sako, irgi tas respektas, aš to nepasakysiu, ką jie ten, kaip su juo elgesi, tai matosi, kad treneris yra, ten labai viskas hierarchija, žinai. Japonai tokie yra, kur treneris, sakykime, mūsų komanda yra aukščiausiai, tai būdavo, pavyzdžiui, kol Dainius neišeina, niekas neišeina namo, pavyzdžiui. Bet tas viskas pasikeitė, jisai biški atlaisvino tą. Bet sakau, jeigu pratęsiamas sutartis yra su treneriu, manau, kad natūralu, kad yra kažkoks tai pagarbos ir tas jausmas, kad vis tiek daromas darbas gerai. Ką tu, hebrai, sakytumai, kai niekas namo neina, kol Dainius šmutkės pakuojasi? Ne, aš tai nieko nesakau, tai čia dar būdavo sezoną prieš mane, kadangi jis atvažiavo tenai, aš sėdžiu ten ofise ir visi apačioje laukia, sako, kol aš išeisiu namo, nes bosas turi išeiti pirmas iš savo darbo vietos, o paskui... O Lietuvoje atvirkščiai. Tai aš nežinau, atsakant į tą klausimą, kad ar sakau, treneriai ten tikrai nėra taip mėtomi kaip Europoje po blogų rezultatų. Aš čia tokią smulkmeną prisimenu. Paskutinę tą kaliamus rungtynėse Leonardo Meindlas metė 3 taškį, ne? Jo, metė 3 taškį, bet jisai buvo po netaiklios baudos, likus ten 4 sekundėm grubiai, jis atsikovojo kamuolį, varėsi, metė 3 taškį ir dėja. Dėja, ant vieno metimo. Beveik kaip Lekavičiaus. Beveik. Lekavičiaus blemba buvo visiškai toks laisvas. Apie Lietkabelį Vulfs, jeigu baigiant, daug gali būti pasikeitimų. Lietkabelis, aišku, savo veteranus išlaikys, bet akivaizdus ir Vydžio nebėra. Jau ir netgi Čanakas, kalbėdamas, naudojo retoriką, buvo garbė dirbti, buvo garbė ir panašiai. Labai gera detalė buvo, jis pasakė, kad atsikratė amerikietiško mentaliteto ir tapo lietuviu, kai pradėjo mažiau žaisti savo, daugiau komandai. Tai čia labai įdomus dalykas šiaip. Čia sakyčiau, įdomiausias dalykas, kad Čanakas yra pasakęs per konferencijas, turbūt per visus metus aš irgi išrašinėjau tavo blemą, galvoju, čia įdomi, nes iš tikrųjų galima prisiminti ir Vydžio sezono pradžią, su begalė tolimų metimų, begalė pramestų tolimų metimų, tas žaidimas tikrai atrodė labai stipriai dėl savęs ir mes pamatėme visai kitokį Deividą Sirvidį, kad ir šitoje serijoje dėl 3 vietos, kur Sirvidis iš esmės traukė Lietkabelį tos pergalės link, jis buvo pergalingas žaidimas. 20 taškų vidurkis. Taip. Nors 3 taškai nekrito, bet jis prasiveržimai, pražangų provokavimas, paskutinės rungtynės 14 baudų metė. Tai Sirvidis tikrai labai gerai. Man įdomu dabar, ką Vulfsai darys. Ar bus
Pacevičius pasiliktas ar ne, ką jūs galvojat kartu? Aš dėl Sirvidžio dar pabaigti noriu. Per paskutinius 2 mačius jis pataikė, man atrodo, 1 iš 16 tritaškų, jeigu neklystu. 1-8 paskutinis ir ten. 1-8 ir prieš tai buvo irgi 0-8, man atrodo. 1-9 buvo, tai 2 iš 17 tritaškų vis tiek sugebėjo būti naudingas. Tai daug pasako iš tiesų apie tai, kaip pasikeitė Sirvidžio žaidimas. Pacevičius, aš manau, kad neliks. Jis pats pasakė, kad neliks. Ne, tai... Nepasakė. Nepasakė. Netiesiogiai, bet ačiū organizacijai už šitą sezoną. Galima buvo suprasti organizaciją. Aš manau, kad net ir jeigu būtų iškovojęs medalį, jis nebūtų likęs. Tiksliau, iš klubo pusės jis nebūtų pasilikęs. Tai klubo ambicija yra gerokai didesnė. Jaunas treneris. Aš manau, kad nebuvo jokių šansų. Finalo galbūt užtekė. Jeigu būtų patekęs pats Nedas į finalą su Vulsais, tada jau būtų galima kalbėti. Ketvirturi, manai. Ne, nemanau, kad liks iš tikrųjų. Nes pačio klubo ambicijos yra didesnės, kaip tu minėjai, tai be šansų, manau. Bet Žemelis sako, ačiū, viso gero. Du kartus. Tai gal treneriui ir pasakė. Nes, bet po to ištrynė. Gal ten man emocijų, kaip sakant. Arba dar kažko. Žinai, tai... Ant ko dar kažko? Nu, nealkoholinės. Naminukės ar kokiu nors. Matai, kaip būna. Tai nes ačiū viso gero, čia galėjo pagalvoti, bet neužsidaro klubas, kiek girdėjau, neužsidaro klubas, planuoja reikalus kitam sezonui. Ir pažiūrėsim, gal Nedas nutūps kažkur LKL, tų vietų nėra daug, Rolandas Jarutis gal norėtų paimti, bet turi vieną balastą labai didelį makedonišką tokį, žinai. Tokį Makedonijos vėliavos spalvų balastą turi. Blemba, Artūrai, taigi tavo jis buvo asistentas buvo jo ryto, kai jis pačias buvo. Tai... Ne, tai vyras. Ir... Nežinau, neturiu aš nuomonės apie jį didesnės. Nepastebėjau jo komandos. Tavo laikais, prisimenu, buvo Kipišas kilęs dėl Alberto Blanko, ar ne? Ten kažkas buvo, aš nežinau, netgi irgi tos istorijos visos nesigilinau, iš tikrųjų, Alberto šiaip geras vyras, aš galiu tik tai gerų žodžių apie jį atsiliepti, o kas ten buvo tarp jo ir Pačieso, tai nežinau, ar tarp ko ten buvo, ar tarp klubo, nežinau. Tarp klubo ten. Tarp klubo buvo. Taip. Tai aš irgi atsimenu, kažkada dar bandžiau klausinėti savo keliais tuometiniais Ryto žaidėjais, lietuviais, tai nėra daug kas blogai pasakytų apie tai. Ne, labai sakau, kažkaip tai visą laiką pozityvus žmogus, toks geras tikrai. Na, apie kurį ispaną tu pasakytum kažką blogo? Tau pasakyti. Apie Plazą Žalgirio žaidėjai tuometiniai neatsiliepia labai teigiamai. Bet jis sudarydavo gerą įspūdį, ne? Parašytų tau knygą moters asmeniu. Va. Tai sakau, jis sudarydavo įspūdį labai gerą, žinai, tai čia kas žino, žinai, tai lauksim tų naujienų, aš nežinau, man pavyzdžiui dabar, jeigu Žalgirio komunikacijų dirbčiau, sakyčiau, hebra, jeigu turim kontraktą, turim skelbti, ko greičiau, reikia tą visą šūdą stumt žemyn ir reikia pozityvių naujienų. Nežinau, aišku, kai fanai priims, tarkim, Metą Mitchellą, Francisko dar žaidžia finalą, negalėjo skelbti. Sirvidį pozityviai, aišku, čia viskas aišku. Pozityviai. Bet tarkim, įdomu, man Sirvidžio būtų užtekę Žalgirio finale? Nemanau. Matė, toks irgi. Kurio iš tų žaidėjų Francisko jau būtų užtekęs? Nu, gal. Turbūt. Bet žiūrint kaip Bayern, aišku, jis dabar patraumelės, 5 minutės sužaidė, bet, nežinau, šiaip tie pirkiniai tokie rizikingi, bet gali atsipirkti, žinai. Pažiūrėsim ir einam prie to, prie ko nieks nematė. Šiaip dabar dar paralelę suvedžiau, sakai, kai Milane nusitraukė į raiščius, nesulaukė jokio pasiūlymo likti. O dabar Žalgirio. Tu turėjai kontraktą. Jie man pratęsė dar metam. Pratęsė dar metam. Nes Evanso situacija dabar, ką Žalgiriui daryti su Kino, Evanso traumuotu, čia toks įdomus variantas. Tada atėjo Mesina ir jisai iš manęs, kaip aš praleidau tos 10 mėnesių ir prasidėjo tada covidinis sezonas. Tas buvo covidinis sezonas, tai man taip ir nepavyko įsibėgėti ir galiausiai tas kontraktas baigėsi ir man tada Čiavi Paskualis paskambino, sako, aš noriu matyti tave komandoje ir taip ir viskas užsibaigė Milano tas periodas. Tai vat. Okay. Bet pala, tu Zenitė žaidži su Pangosu. Ja. Tau keista matyti, kad dabar Pangosas yra nebe Pangosas. Aš nesuprantu, iš tikrųjų pasitem kas 0,7 taško vidurkis. Tragedija. Aš nežinau, ir esmė, kad jisai profesionaliausias žmogus, kur esu matęs, galbūt neišaukštinant ir nenužeminant kažkurių, bet jisai ir prieš ir po treniruočių ten su savo to kūnu dirba ir aš nesuprantu to traumingumo dabar pas jį, kad jisai kiek aš skaitau, tik jisai traumuotas. Ir aš nežinau, ar tai yra kažkokios kitos problemos galbūt, bet labai keista. Ir nes ką aš mačiau, kokį jo, sakykime, talentą, aišku, su trenerio didelė pagalba, nes treneris yra genijus.
nu, man sunku dabar pakomentuoti, kodėl taip yra, bet tikrai žaidėjas buvo top lygio. Nes Milane jisai buvo, dar sakyčiau, net geresnė versija, kokia jis buvo dabar ir Valencijoje. Valencijoje, Ispanijos, Endesos, ten buvo play-offai, jis net nežaidė realiai. Tai dėl traumos nežaidė. Dėl traumos, trauma paskui buvo, bet reguliaraus gale sumaišiau laikotarpius. Tai lygiai tas pats. Išimkime šito klausimo Dainių Adomaitį, nes neetiška būtų kalbėti, Šavi taktiškai stipriausias treneris, pas kurį esi žaidęs. Jo. Be 100%. Pedulakis, kurioje vietoje būtų, ar palaukti? Nebuvo Pedulakis, pas mane buvo Radoničius. Tai tas buvo. O Serelis? Kas toks? Serelis nebuvo tuo metu vyriausias? Buvo, jisai paskui pakeitė, bet, sakau, Serelis buvo aukščiau Radoničiaus. 2 minkšti lietuviai buvo įsigyti. Jo, šitas buvo keršto vakarėlis truputį iš miško, nes Marius pasisakė, ką jis galvoja, kaip jis mėgsta apie trenerį. Aš tai bent jau įsivaizduoju, nes paskui buvo gandai, kad ir sunku bus darbas susirasti treneriui, nes Marius pakomentavo jį. O su Plaza tu apsilenkiai, jis aš apsilenkiau. vienais metais, jo. Tada pas manęs buvo Štomba pradėjo vyriausių tais metais, paskui jį pakeitė Krapikas berods. Gali tai būti? Gali. Taip ir buvo. Taip ir buvo. Paskui Šaras buvo asistentas ir paskui manęs nebeliko. Jo, Krapikas atėjo, man atrodo, sezono vidury ir tada suvaldė lyg ir komandą kažkiek iš tos pusės, kad pasėmė titulą ir paskui po kurio laiko Šaras atėjo. Ir apie Pavą, laimėjo titulą, tavęs neliko. Kiek džiugu dėl Mariaus, dėl organizacijos? Labai džiugu, nes su Marium dažnai kalbamės ir pasveikinau visą kitą. Ir sakau, mes kalbamės daug, o dėl to, kad titulas, žinot, kai išeini ir pirmi metai titulas, tai truputį gaila, bet man nėra problemų, kai man pasako tiesiai šviesiai, man pasakė tiesiai šviesiai treneris, kad... Tau skambino Tamanas? Ne, man neskambino Tamanas, bet su mano agentu susisiekė, kad mums kaip ir reikia kitokio profilio žaidėjo. Ir viskas, ir su to man problemų nėra, svarbu pats sakytų tiesiai šviesiai, tai už organizaciją taip pat džiugu, nes daug žmonių pažįstu, kur yra tikrai gerų žmonių ir labai stengiasi dėl to klubo daug metų ir daug metų laukia šito titulo ir dėl to tikrai džiaugiuosi, bet sakau, nėra jokio apmaudo, kad manęs ten buvo ar nebuvo, nes nebuvo šansų ir likti. Bet pernai Janakopoulos jaučiu dar nesivaidendavo šalia, ar kažkiek matydavote? Šiaip nuomonę praplės bendriau apie šitą legendinę personą. Buvo užėjęs kelis kartus labai šarmingai. Kojom durys atidarė. Ir Rūbinė buvo užėjęs. Ir Rūbinė buvo irgi po vienu iš pralaimėjimų. Sakė, jūs, blėt, ne klaunai, o aš ne cirke, kad aš jums pinigus mokėčiau. Tai. Čia geras. Ir paskui kažkokia buvo graikiška tirada. Ir paskui išėjo. Tai, ta prasme, žmogus tikrai irgi labai emocingas. Bet tai buvo iš tas vienas užėjimas, realiai daugiau nebuvo gal? Ne, daugiau jisai nebuvo užėjęs, kažkur ten šmėrodavo jisai, bet jis suprato turbūt pats, kad mūsų komanda nebuvo tokia konkurencinga, kaip jisai surinko. Nes ir Grigas dabar sakė kažkuriam interve, kad nėra, kad jis ten vaidenasi. Ne, jisai, kiek žinau, dabar tik tai, jeigu užeina, tai pasveikina komandą, o daugiau tai buvo tas vienas, kai mes jį turbūt tikrai prarovėm, kaip sakau, o toliau tai jisai, sakau, tiesiog valdo komandą kaip moka. Nes kai Grigonis pataikė reguliaraus sezono metu Monake paskutinę sekundę, tai ten buvo tie video visi, kurie Janakopoulos ten jį verčia į Rūbinę užeiti, jis net nenori lygtais eiti tą Rūbinę kažkaip. Ir dabar titulas, kai buvo, jis net nejau ant pakilos tos taurės pasimti kažkaip ten. Tai, sakau, apie šios metus mažiau galiu pakomentuoti, bet praeitą metą buvo kartą ir jisai siūsdavo žinutės per kitus asmenis. Tai. O tau nekėlė šypsenų, matydamas, kaip komplektuojasi, kad Atamanas sako, laimėsime Eurolygą, čia į 17 vietos? Žinot, kaip man tai, kas gražu buvo, kad Pavo atidavė irgi, galbūt yra toks pavyzdys kaip Milanui, visą pasitikėjimą Atamanui ir visi suprato, tiek žaidėjai, tiek treneris, kad jeigu mes laimėsim visi.
O jeigu pralaimėsim, nieks nepasikeis. Ir tada duodi žaidėjim, kurie yra tikrai geri žaidėjai, tą pasitikėjimą, duodi tas minutės ir yra rezultatas. Man dar vienas momentas įdomus, tiek čia tūkšnekėjom apie tas fanų priešpriešas ir Lietuvoje, kaip buvo perėjęs Žalgirio į Rytą ir žaidžiant, tarkim, Panathinaikos, kiek stipriai jautėsi ta Olimpijakos sirgalių neapykanta mieste, socialiniuose tinkluose ir taip toliau? Visai mieste nesijaučia nieko. Tu, ta prasme, esi Panathinaikos žaidėjas, tu esi, sakykime, mylimas, nesvarbu, kas per rezultatai, nes jie tą krepšinį, aš kalbu apie tos žmonės, kurie yra paprasti ten, einantis gatvė, ne tas ultras, kur jie buvo atėję. Bet pačiam mieste, negaliu pasakyti, kad kažkas tai, nebent, Amo Olimpijakos pasako, bet good job, kažką tokio. Bet, ta prasme, tokio nėra. Bet didžiausias priešpriešas yra tarp ultrų ir jeigu tu ten į Pirėjų nuvažiuoji su nebent kokią kepuraitę, tai gal ir atsitiktų kažkas, bet šiaip tai tikrai, tokių kažkokių incidentų tai neteko nei išgirsti, nei pamatyti. Na, į Pirėją verta nuvažiuoti, tam Mišelino restoranų yra tam prieplaukoje, tai nėra. Šiaip dar apie tą sezoną, kur tu žaidai, Pau, man, kaip vis tiek, žiūrim labai daug Panathinaikos, o žiūrim visos Eurolygos ir viena iš tų figūrų per paskutinius metus ir Monake, ir Pau buvo Baconas. Ir labai daug gandų apie tą žmogų, kad tai nėra komandos žmogus. Kokia šiaip tavo nuomonė? Labai talentingas žaidėjas, bet kiek jisai turėjo talento, tiek turėjo kvailumo galvoje. Tai sakau, galbūt neetiška vėlgi taip šnekėti, bet, tikrai daug... Tu šiandien užsikūręs, aš dėl to ir klausiu. Galim daug išpešti, man atrodo. Daug visokių situacijų buvo su juo, kadangi, turi jisai tam tikrų problemų, nežinau. Vieną dieną atrodo, kad žmogus labai... Viskas gerai su juo, atrodo, galėtų būti su juo draugeliai, žinai, su visais normaliai ateina kitą dieną, jam kažkas tai susisukia. Tai, tokie ir gandai, bet kas liečia krepšinį, tai, manau, talentas, fizinės galimybės ir visa kita, tai ir kosminės yra. Šiaip dar uždarinėjant Pau temą, Pano Kailaidžakio kažkoks tai šuolis į, kažkoks tai, negali sakyti, kad šešėlinis MVP, bet kažkas labai arti to iš gynyminės pusės. Stebina tave kažkiek? Aš jį mačiau ir praeitą metą, kas jam padėjo šiais metais, tai manau, kad brolis išvažiavo. Nes buvo toksai brolis su broliu, ten trintis tokia gavosi. Jie viskas gerai, kaip sutarė, bet gavosi jie kaip ir toj pačioj pozicijoje, ten leist, neleist, vienas taip, jam padėjo, kad brolis išvažiavo ir šiaip jisai, mes matėm jį Lietkabelį, jisai tikrai gali žaisti, tai jis turi tą rolę tenai įsikabinti, įsikasti kaip šuo, jisai ją atlieka gerai, ten kelis metimus net gymė, tai labai svarbius, trečio gale vieną ten su bazeriu. Tai sakau, jis tą rolę atlieka gerai ir aš manau, kad jisai netgi gali augti iki didesnių minučių žaidėjų, nes graikų labai reikia. Dar apie vieną žaidėją, manau, galim paklausti. Maiką Džeimsą Milane, mes atsimenam tikrai iš neigiamos perspektyvos ir tikrai jam... Tiesa, kitų žaidėjai Milane. Tai va būtent, aš tarskau, kaip tave stebina, kad dabar, mes, man atrodo, Džeimsas, koks jis buvo Milane ar koks jis yra dabar, pasakyk, kad tu jo nemėgsti. Visiškai kitoks žaidėjas. Aš nemėgstu Maiko Džeimsą. Tu nemėgsti. Šiaip Maikas yra žiauriai geras žmogus. For the win. Okay. Žiauriai geras žmogus. Jisai, aš ir neturėjau su jo problemų, jisai galbūt truputį užsiparina, kai kažkas eina ne visai į jo pusę, žinai. Kai treneris ar pakeičia, kai neturi kada, kai nereikėtų jo pakeisti, bet tai yra normalaus lyderio emocijos, kuris nori laimėti. Kad jis turėtų kažkokių tai tam problemų su savo charakteriu, aš negaliu pasakyti ir tikrai būdavo niuansų, bet šiaip jisai yra superinis komandos draugas. Nes palauk, buvo patvirtink arba paneik, tu aišku, čia negali per daug įsiplėsti, nes čia jau kiti dalykai, bet labai daug kalbam apie tai, kad žiūrėk, Milanas išmetė irgi Maiką Džeimsą, žiūrėk, charakterio problemos. Mesina išmetė. Bet Mesina nesusitikę su Džeimsu išmetė, aš kiek suprantu. Ten tokia istorija. Aš detalių nežinau, bet žinau, kad jie ten
iš pradžių viskas buvo ok ir paskui gal Mesino pasikalbėjo su to trečiu ir atsisakė jo. Tai... Va įdomu, kaip Baconas ir Jamesas vienam kambarį tada tilpo, tu pasakai čia apie Baconą. Ugnis ir vanduo. Ugnis ir vanduo, tai kas ten turėjo dėtis, to bujas, su abiem jais įsižaidęs, bet skirtingose komandose tik tai. Nu, tai jie buvo Monake, aš nežinau, kaip jie ten reikėtų gal Donato jau paklausti, kaip jiems sekėsi ten, bet aš kiek su Donatu bendravęs, tai irgi Monake nebuvo lengva su Baconu tenai niekam irgi. Tai aš girdėjau, kad traukdavo Jamesas Baconą iš Kazinkės. Tai sakau, vienas ugnis, kitas vanduo. Vienas žino, kada sustot, kitas ne. Taigi Baconas netėjo treniruoti ryte dėl to, kad Kazinkė užsibuvo ir panašiai. Čia tokios istorijos iš Monako yra. Tai, žinai, paskutinė tema rinktinė, kurios niekas nematė. Šiandien, kai rašinėjom penktadienį, šiandien gal pasižiūrėsit iki Europos futbolo čempionato starto kaip tik viena transliacija, po to kita. Ir dviejas rungtynės su Libanu. Apie rungtynės nėra ką kalbėti, aišku, bet atskiri žaidėjai turbūt įdomu, ką jūs galite pasidalinti, ponai komentatoriai. Apie Lauriną Beliauską labai norisi nemažai pakalbėti. Kuris keliasi į Uteną? Čia Juventusas, kaip mes pernai kalbėjom, kad Mažeikiai su Vaidu Kariniausku aukso veršį išsitraukė turbūt. Taip, aš galiu sakyti, kad Juventus dar labiau paauksuota išsitraukė dabar Lauriną Beliauską, kuris, aš įsivaizduoju, kad gali bent jau Lietkabelį, gal Vulfsų sudominti ir taip anksti pasirašyti, mes klausėm, kad, ta prasme, ar nepaskubėjai, žinai, su kontraktu per konferenciją. Sako, labai geras sąlygas pasiūlė, taip, jeigu viskas jam tinka, tai kodėlgi ne, valio, bet, žiauriai gerai, Beliauskas atrodo ir mane standartinis toks lietuvių gynėjas, kur mes įpratę turėtos daugiau kūrenčius komandos draugams, kurie turi problemų patys užsibaigti atakas. Tikrai dauguma tokių yra. Beliauskas yra tas žaidėjas, kuris pick and rollus, tarkim, žaidžia savo, kuris drąsiai gali 5 sekundę atakos išsimesti tritaškį ir juos pataikyti. Tokių gynėjų mes daug neturim ir Maskvytis irgi palygino į su Delininkaičiu, kas paraleliai tikrai yra gana nemažai. Beliauskas labai geram ritme, šiaip jau atvažiavo, jis toks jaučiasi, kad po sezono dar užsikūręs, palaikė gerą formą, nes tikrai matosi, kad žaidėjas lyg tai būtų dar sezono kažkojo antroji pavasariniai formoje. Sargiūnas labai patinka, ką jisai daro šitoj serijoje, galima sakyti, nes 3 rungtynės blemba įspūdinga. Ir šiaip krūva naujokų yra tokių. Petraitį įdomu pasižiūrėti Amerikoje, bet jo niekada nematėme. Petraitį kažką pasakyti dabar, kol kas, kad labai kovingas bičias. Ką tu gali pasakyti apie žmogų, kuris išeina į aikštę, kai komanda ten 15 jau turi persvaros. Tas rungtynių ritmas jau yra kitoks. Šiaip dėl Bendžiaus labai smagu. Šiaip matosi, kad ir ne tik, kad pasakysi, kad susimetė metimus, ten žaidėjas įeina į formą. Ne, jis toks labai atrodo ir pozityviai labai tą rezervinę rinktinę, nes, nežinau, žaidėjo pusės kaip atrodo, man atrodo, žmogus eilę metų žaidęs pagrindinį rinktinį ir turėjo šiaip jau svarbės minutės, jeigu mes prisiminsim Eurobasketą, prisiminsim pasaulio čempionatą, jis dabar pat savo noro ateina į rezervinę rinktinę, jis šypsosi, jisai užsikūręs, jisai eina visus užkalbina, jisai geros nuotaikos, jisai pozityvus. Man dėl jo labai smagu. Aš galvoju, kad Bendžius turi pažadą, kad jisai bus pagrindinės rinktinės stovykloje. Tai jis bus, manau. Tai aš neabejoju, aš manau, kad čia viskas labai aišku. O dėl Beliausko norėjau pasakyti, kad labai didelį indėlį padarė naujas Juves vyrtreneris Vytautas Buzas, kuris šiaip daro tai, ko niekada gyvenime daug kas nedarė LKL. Nuo Jono Vainausko laikų asmeniškai bendrauju su žaidėjais, važiuoja su jais susitikti, parodo, kokią rolę turės, ką darys. Čia tas asmeninis ryšys, pavyzdžiui, praeitą vasarą labai aiškiai girdėjęs, kad Jonas Vainauskas tą darė, kaip Palanga būrė. Tai dabar tą patį... Jonas Vainauskas ne treneris. Taip, bet anyway, nežinai, tu parodai tokį dėmesį žaidėjai, žinai, tu atvažiuoji, sakai, žiūrėk, pas mane žaisim taip, tu darysi tą ir būtent tas asmeninis santykis, geras santykis leido prisiviliuoti Beliauską jau dabar. Nes tarkim, aš girdėjau, kad jo agentas sakė, tu palauk, neskubėk, mes čia gal gausim geriau, sako, ne. Aš noriu. Jis pats sakė, aš sako, porą sezonų turėjau, kur prisilaukiau, sako, nebenoriu taip rizikuoti šitą vasarą. Kiek metų dabar? 27, man atrodo. Kažkas tokio. Artūrai, tavęs į rezervinę nekvietė? Ne. Aš su Kaziu kalbėjau turbūt paskutinį kartą prieš 2 metus gal. O jo, tau net neskambino? Ne. Aš tik girdėjau, nesvarbu. Praleiskim šitą temą. O į langų rinktinę, tarkim, ne. Su manim pačiu nieks nekalbėjo. Girdėjau, kad su Dainim gal buvo susisiekta, bet nebuvo tas variantas, nes skristi iš vėl kitą laiko juostą. Žodžiu, nematai šansų langų rinktinę žaisti dėl geografinių dalykų. Ne tik, bet nenoriu išsiplėsti per daug. Nes, tarkim, Lietuvos futbolo rinktinė tai yra kas iš Indijos netgi atvaro. Irgi. Fede Černychas, man atrodo, nepalauk. Ne, kažkas kitas.
yra kas iš Indijos. Tai va, tai Černycha žaidė Indijoje. man atrodo, kad taip. Nu. Tai va, tai jo, visokie tokie reikalai. Ką galvojat, šiaip Marčiulionis iškrito? Jo. Čia yra prastas reikalas. Jo. Tas jau piešė į pagrindinę. Ne, nepiešiau į pagrindinę. Nu, į stovyklą. Nu, į stovyklą, tai Nu, taip, tai ir pats, taip. tai ir Kazys pasakė, kad greičiausiai būtų buvęs tarp tų 3-4, kurie prisijungė, bet mes jį pamatėme tuose rungtynėse tik tai su lūžusiu šonkauliu. A, jis jau žaidė su lūžusiu? Jo, jis jau žaidė, pasirodo su trauma ir, nu, ką tu gali iš tų rungtynių vėl kažką pasakyti. Nu, iš apšilimo turbūt daugiau galim pasakyti, kad biškis taigesnis atrodo, biškis greitesnis, nei kad iki tolo. Realiai mes jo labai ir nepamatėm. Va, apie ką dar galima biškai užsimti, iš teigiamos pusės Marekas Blaževičius atrodo daug geriau nei kad per tą FIBA langą, kur buvo su estais, nes vėl atrodo greitesnis, šviežesnis, primena tą Mareką, kuris buvo prieš 2 metus, nes, nu, dabar mes jį matydavom tokį sulėtėjusi, sudramblėjusi, šiek tiek ko jam visiškai nereikia, dabar vėl tas atsiradęs plastiškumas, šviežumas jo žaidime, kas bent jau man patiko. Tubelis bus irgi pagrindinė kviečiamas, ne, ką galvojate? Jo, turbūt, nu, ką, čia irgi žvaigždėse parašyta, kad tarp tų 3-4 tai bus kas, sakykime, Bendžius, Tubelis, Beliauskas ir Dovydas Gedraitis, aš galvoju, bus dabar Gedraitis davė supras, kad vis tik bandys. Ištrauks vis dėlto. Jo. Sakė, gali kai sąrašą, tai bandys. Sekmadienį prasidės stovykla. Jo. Tai labai įdomu. Ką, viskas, ne? Dar turim kažką? Artūrai, kaip galvoji, pateksim Olimpiadą? Manau, pateksim Olimpiadą. Man įdomiau, kada mes pateksim į Europos futbolo čempionatą. Ką tu Gal iki 32 padidins, ne Ką? iki 32. Seki futbolą šiaip? Jo, Ką? žiūrėsiu. Šiaip visą gyvenimą už Italus, kadangi mama Italijoje daug metų gyvena. Pats teko būti pačiam Italijai daug, 3 metus, sakykime. Tai tą San Siro stadioną dažnai užeidavau, tai jaučiu tą tokią kaip ir prisirišimą, bet nemanau, kad jie kažką tai pasieks šitam čempionui. Manau, arba vokiečiai, arba prancūzai. O šiaip turi tokią rinktinę, būna kažkas, kas, nu, City va dabar daug kas nemėgsta, ne? Aha, kurios nemėgstu. Turi tu tokią, kur nenoriu, kad laimėtų? Nežinau, turbūt neturiu. Albanija. Tai neturiu. Jūs turit patys? Aš neturiu nieko prieš nieką. Rinktinėse ne, aš klubinėse. Klubuose aš turiu, aš Portugalų visada nemėgdavau. Dėl Ronaldo? Ir dėl Ronaldo, ir dėl ankstesnių laikų, kai išmetė man anglus. Su Figo ir taip toliau, tai kažkaip mano Portugalų, prancūzų nelabai mėgdavo. Gal nenorėčiau, kad graikai laimėtų, kurių nėra, aišku, bet, nes man vis dar trauma yra vaikystės, kai jie laimėjo. Nuo Karagūnio laikų? Jo. Ten O visi. prieš ką Olandas laimėjo finale, ne? Ne, prieš Portugalą Portugalus, šeimininkai. jo. Portugalai šeimininkai 2-4 Taip, buvo. taip. Aš irgi Vasičio nemėgstu, pažiūrėjau tą Netflix serijos ir vis vėl pasikeitė. Nu, atrodo. Blemba, žinok, Taip. man tas labai nepatiko, bet čia nieko nėra susijusio su klubu, bet, nu, viskas buvo aišku. Apie tą sezoną, kur jie visus titulus laimi, nu, tu žinai, kad jie laimės tos. Tai toks žiūri tik tai, aš žiūrėjau tą serialą tik tai, kad pamatyčiau komandos vidų, kaip, koks yra facilities, kokia bazė, kaip bendrauja ir tiek, bet ne kaip siužeto linija. Žinai, didžiausia sezono problema buvo, didžiausias konfliktas yra, kas agresyvesnis, krokodilas ar hipopotamas. Ten kilo didelis šaršalas, jie labai pykosi, kuris yra agresyvesnis. Su tais, jo. Jo, tai čia buvo didžiausias sezono pyktis komandai, kuris yra agresyvesnis. Hipopotamas iš tikrųjų yra agresyvesnis šiaip. Jeigu ką, nes jisai, kai įsibėgėja, tai ten jau nunešta vėjojoj. O šiaip pasakai, City serialą pasižiūrėjai, bet Eurolygos kiek žiūri sezono metu? Iš tikrųjų atsikeldavau ryte, turėdavau tokią rutiną, nežiūrėti rezultatų ir užarchyvindavau WhatsApp'e visus, kurie galėtų parašyti kažką tai. Ir atsikeldavau prie pusryčių stalo, įsijungdavau, aišku, ten praskipini tos taimautus ir labai greit susižiūri. Ilgąją pertrauką, tai kurios įdomesnės varžybos visada pasižiūrėdavau, Žalgirį pasižiūrėdavau, Pau pasižiūrėdavau, visas, sakyčiau, varžybas. Aš sambėjai iš tą darau irgi. Kiekvieną rytą nežiūriu rezultatų, vienas rungtynės. Nes skirtumas kiek? 8 valandos, ne? 7 ir kai jūs prasuko 6 valandas. Ok. Tai visai decent, naktį vis tiek nežiūrėsi. Aš- Šiandien, Ką jūs futbole? tai aš už prancūzus. Anglai, tie patys anglai. Tie patys. Tu važiuoji, ne? Jo. Ir gyvai žiūrėti? Jo. Rytoj skrendame ir sekmanį grajus yra. Su serbais. Gelsenkirchen. Bet čia darbo reikalai, ne? Nebus reportažo. Siunčia darbas, bet... Bet nebus Supratom. darbo. Nu, Bus. supratom. Bus. Tai Puerto Rikas skrenda į futbolo čempionatą, skrenda, skaičiau, Stalgaičių vasarą.
Keliaujantis tokia. Jo, Į ir Paryžių olimpiadą reikia tikėtis, kad... Bet tai ne Paryžius bus Lilis. Ai, bet Pirmas krepšinį, etapas, po to tik į Paryžius. krepšinį Jo, varytum ketvirtfinalis. Lilį, Ar tu Jo, manai, tik kad krepšinis. krysim po grupės? ne? Realu? Tu mane spaudi prie sienos, kad Ne, mes Gudaitį ne. prieš tai Aš spaudėm juokauju. dėl rinktinės, bet manau, kad mano prognozija, kad jeigu pateks, tai aš apsiribosiu Liliu. Ne? Gal? Pažiūrės. Nublema grupė tokia, pasižiūrėk. Nu, iš trečios galima patekti, tik tai reikia Bet ten nuo Nuo nepralaimėti. amerikonam reikia nepralaimėti 5 taškų ir Taip. gal gerai bus. Tai gal galim nepralaimėti, gal laimėsim, bet Kariniausko nebus, tai nežinau. Tai gal- Bet tai Rypso nebus irgi lygiai. taip. Ai, nu ryftų irgi nebus, tai tada žiūrėsim. Viskas, ačiū Jums, Ate. ačiū Artūrui, iki. 7 bet. Lažybos. 7 bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.